Pulkas. Aš žinau, kad yra ir daugiau dainų parašyta, būtent apie šitą kurortą. Kurortą, kuriame ilsisi Holivudo žvaigždės ir pasaulio milijardieriai. Argi palyginsi su mūsų Lietuva? Nors čia nėra amžinoj šviečiančios saulės, bet už tai mes turim 4 spalvom nudažytus metų laikus tam. Ir žinote ką? Net čigonui Lietuvoje gyventi gera. Ar tikrai? Man visi keliai, kaip medžių šakos susipinę. Man visur gerai. Dovanojam jums dar vieną dainą ir manome, kad jūs visi mums pritarsite. Palaikykim, bičiuliai. Nesimato jūsų rankų miško. Palaikykim vilniečius. Aš pasakyčiau, tad dažniau šypsokimės, bičiuliai, būkim laimingi. Ačiū Jums. Ačiū! Aš ten prisipažinau, kad turėjau su Danutė neištikimoji, su manim turėjau. Taip pat, radome. Atvykti į Žaliąją aikštelę, į mūsų sąskrydžio atidarymą. Už kelių minučių mes skelbsime mūsų sąskrydžio atidarymą. Bičiuliai iš kitų kampelių stovyklavietėje Žuvėdroje įsikūrę, visus kviečiame į atidarymą. Mes jūsų laukiame. Bičiuliai, prašau ateiti į mūsų šventės atidarymą. Kiek galit jūs sėdėt, kiek galite liūdėt, nejaugi jums ramybė neįgryzo. Į šalį liūnesi, tu liksmas vėlesi, žinoti pasišok šiandieną reikia. Saulė šviečia, nuotaika puiki. Gyvenimas vis tūno lyg senus draugus mylėt. Seems like my life, my life,
Labadiena, mėly bičiuliai, bičiulės, malonūs garbingi svečiai. Turiu pasakyti, kad šiandien mūsų sąskrydyje tikriausiai tiek daug svečių pirmą kartą, kada ir iš opozicijos, ir iš pozicijos. Tai jums nuoširdus ačiū. O aš visus čia susirinkusius sveikinu su mūsų jau kasmetinė Socialdemokratų partijos sąskrydžio. Ir norėčiau visiems palinkėti geros nuotaikos pirmiausia, energijos, gerų įspūdžių, gero oro, aš manau, tikrai šiandien bus geras oras ir rytoj. Taip pat aš labai esu dėkingas kai kuriems čia svečiams, kurie kiekvienais metais atvyksta pas mus kaip profesorių Kazimierą, miesto Klaipėdos meras. Tai parodo, kad mūsų partijos bičiuliai, kurie paskelbė tą šūkį svarbiausias žmogus, tikriausiai sėkmingai vertina ir toliau kviečia mūsų tokį bendradarbiavimą geranorišką. Taip pat aš norėčiau padėkoti Sigitui, Irenai, Lilijai ir visai jų komandai, dėl to, kad mes turim keletą renginių ir Vilniuje, rytoj neturėsiu tokios progos už tą juodą sunkų atliktą darbą, kad mes čia visi galėtumėm linksmai pabūti. Ir tegul giruliai pagimdo geras idėjas, tegul pritraukia dar gilesnę draugystę tarp mūsų visų, kad mes čia būtumėm draugiški, žmogiški ir svarbiausia, kad būtumėm vienas kitam reikalingi. Ačiū Jums, kad Jūs čia esat. Ir linkėjimai nuo ekscelencijos prezidento Algirdo Brazausko. Su nuotaika gera.